pristatom jums naują laidą Silver Stars protų kovos. 8 dalyviai kovos įvairių tipų kvizuose dėl pagrindinio prizo – naujų krepšinio batelių, kuriuos įsteigė uždaroji akcinė bendrovė pramoninės statybos kompanija. Protų kovą sudarys 4 ketvirtfinaliai, 2 pusfinaliai ir didysis finalas. Na, o dabar jūsų dėmesiui pirmasis ketvirtfinalis – Kipas Vanagas prieš Gvidą Kontrimą. Na, sveiki, šiandieną noriu visiems palinkėti gero žiūrėjimo ir savo varžovui noriu palinkėti sėkmės mane įveikti. Ir varžovas Gvidas Kontrimas, jūsų žodis. Labą dieną visiems žiūrintiems. Iš karto pasisakau, aš nežinau, kokie čia klausimai, aš esu įtemptas čia per prievartą ir jokios sėkmės nelinkiu savo varžovui. Ar jūs pasiruošę kovai? Pasiruošę. Ne. Gerai, tada galime jau jungtis į mūsų pirmąjį kahutą ir Kipras prieš Gvidą. Ir pirmasis klausimas. Kas tarnauja K9 pavadintuose policijos arba kariuomenės padaliniuose? Katės, šunys, arkliai ar papūgos? Ir taip, teisingas atsakymas šunis. Iš kur žinojate šį atsakymą, vaikinai? Nu, iš bendro išprusimo. Tiesiog nepakartoma, iš kur jūs, Gvidai? Atspėjau. Turnyrinės lentelės kol kas nežiūrime. Ir antrasis klausimas, kuriame Lietuvos rajone yra įsikūręs Kamanų rezervatas? Ar Kamanų? Kaip sukirčiuosi, taip gerai bus. Lazdijų, Kretingos, Akmenės ar Pakruojo? Ir Akmenės rajone. Kas pro šalį? Kipras, Vanagas, net buvęs Kamanų rezervate? Na, ne, tiesiog spėjau. Na, tiesiog 30 km nuo Mažeikių, paprašyk tėvelio nuveš, parodys. Mažeikiškis. Trečiasis klausimas. Kas yra Australijos sostinė? Melburnas, Sidnėjus, Kambera ar Ankara? Geografijos žinios puikias. Kambera. Kiprai, gal galite plačiau papasakoti? Iš kur žinote? Kambera šiaip. Ne Kambera, bet... Nesvarbu. Aš kaimietis. Šios laidos vedėjas kaimietis. Gerai. Iš kur žinote? Gal turite giminaičių gyvenančių Australijoje? Turiu. Ką tokia? Nu, sesė. Koks sesės vardas? Vigailė. Gal norite perduoti linkėjimus? Ne, nenoriu. Nenorite, tiesiog nepakartojamai baisu. Ir ketvirtasis klausimas, kurios 2 raidės yra lietuviškos abėcėlės viduryje? J ir K, M ir N, O ir P ar S ir P? Turite laiko paskaičiuoti 10 sekundžių. Trys. Ir teisingas atsakymas J ir K. Ir Kipras beveik pasivijo Gvidą. Penktasis klausimas. Kaip graikai vadina savo valstybę? Olimpija, Elada, Nikė ar Grikija? Ir teisingas atsakymas Elada. Grikija čia tikriausiai vadina tie, kurie mėgsta grikius. Toks kaip Kipras Vanagas. Gvidai, mėgstat grikius? Valgau. Gerai. Nedaug mėgstu, bet ir nemėgstu. Gerai, prie grikių. Geriausias patiekalas prie grikių. Kotletas. Kotletas? Taip. Kepsnys gal? Kepsnys? Mamos ar tėčio keptas? Mamos. Babos, gal babos. Babos? Tai tėvai kaip peržiūrės, valgysi tik grikius be kepsnio. Toliau, kuriame mieste saulė pateka anksčiausiai? Akmenėje, Pakruojyje, Zarasuose ar Kėdainiuose? Iš šių 4 miestų, kur anksčiausiai. Gali greičiau spėti.
Ir teisingas atsakymas Zarasuose, kadangi yra labiausiai nutolę į rytus. Kaip matom, iš Kipro reakcijos tikriausiai nepataikė. Taip. Gerai, sekantis klausimas, kuri valstybė nesiriboja su Prancūzija? Austrija, Italija, Šveicarija ar Ispanija? Ir teisingas atsakymas Austrija. Gvidai, kodėl? Kodėl suklydote? Turime galvą, man. Nes vaflis. Ir Kipras beveik pasivijo. Toliau, kuriai šaliai yra vadovavęs Fidelis Castro? Kolumbijai, Kostarikai, Puerto Rikui ar Kubai? Kubai. Kas pro šalį? Kipras Vanagas pro šalį. Kiprai, pradėjote žiūrėti Breaking Bad. Daug, kaip sakoma, nelegalių dalykų. Kodėl nežinojate nieko apie Fidelį Castro? Nežinau. Nes nesutelkė dėmesį į filmus. O iš kur, Gvidai, iš kokio filmo jūs sužinojate? Ar ne iš filmo? Ne, iš filmų. Iš gyvenimo? Smegenų. Tiesiog šaunu. Gerai, 9 klausimas. Kas šis lietuvių atlikėjas? Galėtų čia fotką. Kadrais pasirodys atsakymas. Stano, Mino, Radži ar Antonas? Tai ką čia nerodo nieko. Tai to jaus pat. Po biškutį. Baigtas laikas. Tai pasiruoškit. Oi, tu kas čia seniai. Ai, Mino. Tai buvo Mino Mindaugas. Dabar šiaip labai dažnai yra minimas podcastuose. Viename podcaste ir su Andrija Trinchieri siejamas, kadangi padovanojo diską. O Italija. Gal ir netaip vadinas diskas. Gerai, iš kokio serialo šis kadras? Vėl bus Čia jau po truputį atidengiama. Last of Us, The Nation, The Walking Dead ar Fear the Walking Dead? aš nežiūriu. aš jau spėjau, aš jau žinau. Iš kokio? Ir teisingas atsakymas geriausias pasaulio serialas The Walking Dead. Ar taip sutinkate su manimi? Jo. Sutinku. Gerai, šitas bus va taip. 12 klausimas. Kuris Europos krepšininkas per savo karjerą iškovojęs net 4 NBA čempionų titulus? Tony Parker, Pau Gasol, Žydrūnas Ilgauskas ar Marc Gasol? Na, Gvidai. Lengva. Tony Parkeris. Visi 4 žiedai su San Antonio Spurs. Sekantis klausimas. Kas tapo pirmaisiais LKL bronzos laimėtojais? Kauno Atletas, Gali Vilniaus paklausti, Statyba, kada Plungės LKL Olimpas ar Šilutė? Kada LKL atsirado? 1990 kažkėlintais pradžioj. Ai, Teisingas atsakymas Vilniaus Statyba. kur jis žino? Spėjau. Mažajame finale įveikė Kauno Laveros ekipą. Kipras veržėsi į priekį. Liko 2 klausimai. Pasiruošę? Pasiruošęs, gimiau Gvidai. pasiruošęs. Gerai, 14. Kuris Lietuvos krepšinio atstovas pasakė šią frazę: visi vyrai yra cezariai, tik vieni karvedžiai, o kiti salotos? Šarūnas Jasikevičius, Rimas Kurtinaitis, Antanas Sireika ar Edas Nickus? Antanas Sireika. Žinot šią istoriją? Ar nežinot? Nu, iš loginio mąstymo labiau. Loginio mąstymo? Kodėl? Nu, galvojau, kad Sireika čia labiau toks. Tai čia labiau tas spėjimas, o ne loginis mąstymas. Loginis Tebūnie. mąstymas. Ir paskutinis klausimas. Skiria kiek daugiau nei 200 taškų. Važiuojam. Reikės parašyti atsakymą, 2 taškai. Kas šis krepšininkas, vardas, pavardė? Galėtų paruoti. Oi. Neilas Vitkauskas, gerbiamas Neilas Vitkauskas. Abu atspėjot.
Ar žinojot? Gerai, Žinojom. Žiūrim ir galutinius rezultatus. Kaip manai, Kiprai, išlaikei persvarą? Nu, jis laimėjo, ant taškų laimėjo. Manau tikrai, kad išlaikiau persvarą. Bet čia buvo 2 taškai. Jeigu bent kažkiek pavėlavai, Gvidelis susidirbo 2 persvarą, 100 taškelį ir tu atsilieki. Nu, Lemiamą akimirką. pagyvensim, pamatysim. Liūdė? Ja, Gerai, žiūrim. Kipras prieš Gvidą. 3 vieta. Suinas Sidabras. 2 vieta. Gvidas Kontrimas. Ir 1, kiek daugiau nei apie 302 su biški, 2,5 Kipras Vanagas. Ir Kipras Vanagas keliauja į pusfinalį, kuriame susitiks prieš neaišku ką kol kas. Ir Kiprai, tavo žodis. Nugalėtojo žodis. Na, klausimai buvo, nebuvo sunkus. Ir, nežinau, norėčiau padėkoti Gvideliui už kovą. Tikrai stiprus varžovas buvo. Nebuvo lengva laimėti. Gvido, ką tu pasakysi? linkiu sėkmės toliau. Ir jeigu nelaimi viso šito dalyko, tai man statai kažką. Gerai. O ką, dabar ir išsiaiškink, ką stato. Nu tai kebabą, ką? Ir mama, nu tai gerai. Kebabą. Kertam rankom. Kebabą. Pastatys. Perkert. Gerai, tai Kipras keliauja pusfinalį, o mes susitiksim kitame žaidime, kuris vyks tikriausiai už savaitės, o gal ir ne. Taip kad iki greito ir paspauskit like, share, subscribe ir pafollowkit mus socialiniuose tinkluose, Instagram, Facebook, TikTok. Iki greito. Easy.